Sveiki visi prisijungę į šiandienos webinarą. Ir šiandienos webinaras yra išskirtinis ta prasme, kad mes dažniausiai kalbame apie socialinius tinklus ir kaip tada per socialinius tinklus parduoti daugiau, apie reklamą, apie puslapį, apie SEO ir daugybę dalykų, kurie padeda lengviau parduoti. Ir jeigu iš tikrųjų laukiate šiandien, kad mes taip pat kalbėtume apie pardavimus, tai šiandien tikrai to bus. Šiandien tikrai mes kalbėsime apie pardavimus. Antras pranešėjas šiandien kalbės apie pardavimus, apie jų valdymą, siekimą, kontrolę, sandėlį ir taip toliau. Pirmoje dalyje mes turėsime valstybinės mokesčių inspekcijos atstovą ir toj dar trumpa įžanga, kadangi dar žmonės renkasi, vat aš matau dabar jau mes turime 99 ir toj tikriausiai bus per 100, tai aš dar truputį suleisiu pakalbėti. Tai va, tai pokyčiai. Pokyčiai visada gali kelti tam tikrų klausimų, todėl ir čia susirinkome be abejo juos atsakyti. Aišku, kaip ir visi pokyčiai visą laiką atneša ir galimybių. Tai šiandien norime parodyti, kad nedideli pristaikymai gali atnešti daug naudos verslui. Didžiausių apyvartų įmonės jau pradėjo teikti fiskalinių kvitų duomenys į valstybinės mokesčių inspekcijos IEKPO sistemai, o nuo 2025 metų gegužės 1 dienos IEKA duomenys taip pateiks ir fizinės pardavimo vietas turinčios mažesnės įmonės. Tiesa, tai galite jau pradėti daryti ir šiandien. Antrasis pranešėjas tikrai apie tai papasakos, galbūt ir abu paminės. Fiskaliniams kvitų duomenims teikti į IEKPO sistemą reikės šiuolaikiškų kasos sprendimų, kurie ne tik padės atitikti visus reikalavimus, bet ir suteiks galimybę sekti pardavimus, likučius bei atlikti grąžinimus. Tačiau prie to mes prieisime. O dabar pradėkime tiesiog nuo svarbiausių pokyčių, kurie laukia viso verslo. Ir apie jos papasakos pirmasis e-commerce toks šios dienos pranešėjas, tai Rolandas Puncevičius, valstybinės mokesčių inspekcijos kontrolės departamento vyriausias patarėjas, o po jo išgirsite Mantą Chodosevičių iš Paysera, kuris papasakos, kaip su šiais pokyčiais ateinantys technologiniai sprendimai gali palengvinti jūsų kasdienį darbą. Tai sveiki, Rolandai, pirmiausia sveikinuosi su jumis ir perduodu jums žodį. Tai laba diena visiems, kurie susirinko ir dėkoju, kad mane pakvietėte į šitą susitikimą. Iš tiesų, e-komercija tikrai yra man artimas rytis, daugiau aišku iš kontrolės pusės, bet šiandien mes pakalbėsime apie išmaniuosius kasos aparatus, kaip mes prie jų priėjome ir kodėl jų reikia. Tai iš tiesų išmanieji kasos aparatai yra viena iš sudedamųjų dalių, tai yra išmaniosios mokesčių administravimo sistemos. Šią sistemą sudaro keletas posistemių, tai yra ISAFas, sąskaitų faktūrų duomenų teikimo posistemis, yra IVAZas, vaštaraščių duomenų teikimo posistemis, IAPSas, tai yra apskaita smulkiajam verslui, SAFTI, rinkmena buhalterinių apskaitos dokumentų duomenų ir paskutinis šios išmaniosios mokesčių administravimo sistemos sudedamųjų dalių, kuris startavo prieš metus, yra išmanieji kasos aparatai. Tai yra kasos aparatai, kurie teikia duomenis mokesčių administratoriui. Tačiau tai nėra vien tik pats duomenų teikimas. Pati IEK sistema yra daug platesnė, kurie apima tiek paslaugas mokesčių mokėtojams, tiek ir atitinkamai sudaro galimybės mokesčių administratoriui atitinkamai efektyviai tvarkyti mokesčių mokėtojų duomenis, juos sistemingai panaudojant rizikingiausių mokesčių mokėtojų identifikavimui ir atitinkamai mokesčių mokėtojų turinčių mažiausias rizikas įvairių paslaugų teikime. Tai pradėsiu pristatymą nuo to, kaip mes priėjome prie KAPO sistemą, tai labai trumpai keliais žodžiais pristatysiu apie mūsų strategiją Polaris 25, kuri yra orientuota į 7 pagrindinės kryptis, kuriuom šiandien dienai mokesčių administratorius skiria didžiausią savo dėmesį. Tai yra paprastumas, kurios tikslas yra sumažinti pridėtinės vertės nekuriančių veiksmų apimtį, orientavimas į klientą, tai yra klientų patirties valdymo gerinimas,
lankstumas, tai veiklos tęstinumas, organizacijos atsparumo užtikrinimas, ateitis, tai yra atitiktis, tai yra mokesčių atotrūkių mažinimas. Būtent prie šitos priemonės irgi prisideda mano jau anksčiau paminėti išmaniosios mokesčių administravimo sistemos posistemiai ir žinoma realių laikų, tai yra didinti mokesčių mokėtojų pareigų vykdymą ir užtikrinimą realių laikų. Tai būtent įgyvendinant šitą kryptį ir buvo kūriamas išmaniųjų kasos aparatų posistemis, kuris teikia tam tikras tiek paslaugas, tiek ir mokesčių administratoriaus analizės ir atrankų gebėjimo posistemių gerinimo aspektų. Taip pat mūsų kitos dvi kryptis tai yra intelektinis potencialas, kuris orientuotas organizacijos kolektyvinio intelekto vystyme, bei žinoma skaitmeninė transformacija, be kurio šiandien dienai turbūt nei viena institucija neįsivaizduoja savo veiklos tęstinumą siekiant užtikrinti efektyvias paslaugas, tai yra skaitmenizacija ir, kaip jau minėjau, elektroninių paslaugų plėtra. Kalbant apie ką patį sukūrimą ir dėgymą, tai pats projektas prasidėjo 2017 metų pabaigoje. 2021 metų lapkričio mėnesio prasidėjo startas, kai buvo įvykdyti viešieji pirkimai ir mokesčių administratorius viešojo pirkimo metu pagal tam tikrus nustatytus reikalavimus mokesčių administratoriaus pradėjo įgyvendinti projektą, kurio metu buvo sukurtos esminės paslaugos mokesčių mokėtojams, kurie sumažina tiek administracinę naštą, tiek padėjo efektyviau užtikrinti efektyvę sandorių kontrolę. Tai kaip rezultatą išskirčiau dvi pagrindinės paslaugas, kurios buvo sukurtos. Tai visų pirma, tai yra kasos aparatų registravimas online, tai yra kad nei mokesčių mokėtojams, nei kasos aparatus aptarnaujančiom įmonėm nebereikia vykti į mokesčių administratoriaus patalpas tam, kad galim būtų užregistruoti kasos aparatą. Bei antra paslauga, apie kurią šiandien daugiau kalbės Mantas, tai yra virtuali fiskalizacija. Tai yra sudaroma galimybė, nenaudojant standartiškai mums įprastų kasų, apskaityti pajamas, užtikrinant, kad duomenys saugiai būtų apskaityti ir perduoti mokesčių administratoriui. Ir tą galima atlikti su įvairiais įrenginiais, tai su mūsų naudojamais tiek mobiliaisiais telefonais, tiek planšetėmis, tiek ir atitinkamai kaip verslo sprendimai ir bankinių mokėjimų kortelių terminalais, kurie iš esmės atlieka dvi funkcijas. Tiek mokėjimų iš kliento paėmimą negrinaisiais pinigais, tiek ir dokumento išdavimą bei žinomų mokesčių paskaičiavimą. Kalbu būtent apie pridėtinės vertės mokestį. Ir 23 metų, kaip minėjau, rugpjūčio mėnesį startavo IAK projektas, tai yra buvo visiškai įvykdytos visos funkcijos ir mokesčių mokėtojai jau galėjo rinkoje įsigyti naujus reikalavimus atitinkančius kasos aparatus ir sėkmingai pradėti juos naudoti savo veikloje. Dar svarbu paminėti, kad pačio projekto eigoje mokesčių administratorius nustatė naujus reikalavimus ir buvo sudarytos galimybės nebespausdinti popierinių kvitų, o pirkėjai sutikus klientui kvitą pateikti elektroninėmis priemonėmis, tai yra įvairūs būdai. Tai gali būti kvito pateikimas tiek elektroniniu paštu, tiek kvito pateikimas elektroninėmis priemonėmis į tam tikras aplikacijas, įvairias sistemas. Svarbu, kad klientas su pardavėju aiškiai sudarytų sutartį, kurioje būtų sutikimas, kad klientas sutinka gauti elektroninius dokumentus, bet tuo pačiu, aišku, išlieka ir galimybė klientui paprašyti, kad būtų išspausdintas ir popierinis kvitas. Tai tokios galimybės buvo numatytos. Kalbant toliau, kokią naudą pajuto pats verslas, tai visų pirma, ką jau buvau paminėjęs, tai kasos aparatų registravimas atliekamas iš karto, kasos aparatus aptarnaujančiai įmonei, ją įrengiančiai įmonei, pardavusiai įmonei, tik pardavus aparatą, iš karto iš prekybos vietos jį užregistruoti ir papildomai nereikia, kaip minėjau, vykti į fizinės patalpas. Anksčiau toks procesas užtrukdavo keletą dienų, nes fiziškai dokumentai buvo pateikiami mokesčių administratoriui, jisai duomenys suvesdavo į sistemą ir tik tada būdavo įvykdomas kasos aparatų registravimas. Taip pat labai svarbu paminėti, kad
aparatuose naujos kartos, taip aš vadinu, teikiančius duomenys, jie nebeliko prievolės spausdinti Z ataskaitą. Tai yra, jeigu anksčiau pasibaigus darbo dienai, tam tikrais atvejais ir pasibaigus pamainai, mokesčių mokėtojo kasininkas turėdavo spausdinti Z ataskaitą, iš jos duomenys perrašyti į popierinį žurnalą, pačią ataskaitą įklijuoti į žurnalą saugoti 10 metų, tai šitos prievolės nebeliko, nes tai tapo automatizuotas procesas ir visi duomenys yra pateikiami į mokesčių administratoriaus IAK sistemą ir atitinkamai mokėtojas visus tos duomenys prisijungęs gali peržiūrėti. Taip pat labai svarbu paminėti, kad nebeliko ir visų popierinių žurnalų, o elektroninis žurnalas yra formuojamas automatiškai iš mokėtojo kasos aparato pateiktų duomenų. Žinoma, tos funkcijos, kurios labai svarbios mums kaip mokesčių administratoriui, tiek ekspertiniai įmoniai, kadangi prieš kasos aparatui patenkant į rinką, kiekvieno modelio ekspertizę atlieka paskirta ekspertinė įmonė, šiuo atveju tai yra metrologijos inspekcija. Anksčiau visas procesas būdavo popierinis, tai buvo pateikiami dokumentai, tuomet atlikę ekspertizę, popieriniais, pavadinsim taip, kanalais informacija buvo perduodama mokesčių administratoriui, tai būdavo suvedama į sistemą ir tai buvo pakankamai ilgas procesas, tai užtrunkantis kartais iki 20 dienų. Tuo tarpu IAK sistemos startas leido tos procesus automatizuoti, duomenys betarpiškai kiekvienai institucijai, nepriklausomai, kad IAK sistema priklauso mokesčių administratoriui, bet ir kitos suinteresuotos pusės, tiek metrologijos inspekcija, tiek ir patys naudotojai kasos aparato, tiek gamintojai turi savo funkcijas, kurios teikia galimybę jiem patiems prisijungti prie sistemą ir atlikti visus tiek būtinus privalomus veiksmus, tiek ir formuotis atitinkamas ataskaitas, kurios jiems reikalingos atlikti tam tikras funkcijas jau vidinėje veikloje. Žinoma, apie mokesčių administratorių dar kalbant, labai svarbu paminėti, kad duomenys iš kasos aparatų iš karto efektyvina pajamų apskaitimo kontrolę, tai yra užtikrina kasos aparatų registravimo priežiūrą, žurnalo atitinkamų duomenų pildymą gali sutikrinti nevykdami pas mokesčių mokėtojų ir žinoma susiformuoti ataskaitą tam, kad galėtų vertinti mokesčių mokėtojų vykdomos veiklos efektyvumą ir taip identifikuoti nesąžiningus mokesčių mokėtojus. Kitaip sakant, sudaromas lygios konkurencinės sąlygos, kad visi verslai turėtų lygias konkurencinės sąlygas ir kad nebūtų piktnaudžiaujama mokesčių nesumokėjimu, tai yra neapskaitant ar neparodant visų gaunamų pajamų. Nes iki išmaniųjų kasos aparatų starto, kai duomenys nebūdavo perduodami mokesčių administratoriai, tikrai nustatydami įvairių pažeidimų. Tai pradedant nuo išankstinių sąskaitų restoranuose išdavimo, kai jos būna išduodamos ir klientas nesulaukia galutinio kvito, tai būdavo tam kvitui pritaikoma ir 90% nuolaida, būdavo ir atšaukimi užsakymai ir kaip tai kontrolės veiksmų metu tą galėdavom nustatyti. Taip pat turbūt paminėsiu ir tos atvejus, kai duomenys nebūdavo perduodami mokesčių administratoriui, tai nesąžiningai mokėtojai netgi sugebėdavo pasikeisti fiskalinį bloką, tai yra su nuliniais duomenimis, o mokesčių administratoriai deklaruoti nerealias gautas pajamas, o tik tiek, kiek jisai manydavo, kad reikia deklaruoti iš savo pusės. Tai tokius atvejus taip pat nustatydam ir dubliuojančius kasos aparatus. Taigi šiandien dienai sukurta nauja sistema, kuri yra paremta tiek viešųjų privačiųjų raktų algoritmais, tai yra užtikrinant duomenų saugumą, atsekamumą, nepakeičiamumą, užtikrina, kad duomenų negalim būti nei pakeisti, nei pašalinti, nei kitaip pakoreguoti. Taip pat paminėsiu tai, ką sakė Aleksas, tai iš tiesų mokesčių administravimo įstatymai yra nustatyti tam tikri etapai, kada mokesčių mokėtojai privalo įsigyti naujos kartos kasos aparatus. Tai nuo 23 metų sausio 1 dienos kasos aparatus turėjo pradėti naudoti mokesčių mokėtojų, kurie veikloje naudoja kompiuterinius kasos aparatus. Tai yra kasos aparatai, kurie buvo pagaminti kompiuterio pagrindu ir kurie adaptuojami yra lengviausiai, įdiegiant tik tam tikrus parametrus,
Tai jiem prievolė atsirado nuo 23 metų sausio 1 dienos. Dar žinoma, buvo vienas kriterijus, apie kurį aš tiesiog nepaminėjau, tai jų apyvarta turėjo viršyti 300 tūkstančių 21 metais. Antra aibė mokesčių mokėtojų, kuriem atsirado prievolė naudoti kasos aparatus nuo 23 metų lapkričio 1 dienos, tai yra visi pridėtinės vertės mokesčių mokėtojai. Ir prieš paskutinis etapas, kuris startavo ne taip ir senai, nei praeitą mėnesį, tai yra nuo 24 gegužės 1 dienos, tai yra naudotojai, kurie naudoja kasos aparatus išbrauktus iš leidžiamų naudoti sąrašų. Tai yra seni kasos aparatai, kurių dalis dar buvo net ir nefiskaliniai, arba tie kasos aparatai, kurie buvo patiekti į rinką, buvo naudojami prieš 10 metų ir dėl tam tikrų aplinkybių juos aptarnaujančių nei įmonių nebeliko, nei aptarnaujančių specialistų. Tai tokia atveju įstatyme buvo numatyta galimybė juos naudoti tam tikrą laiką ir tas laikas pasibaigė, kaip ir minėjau, 24 gegužės 1 dieną. Ir jie naujus kasos aparatus jau turėjo įsidiegti, kurie atitinka naujus reikalavimus. Ir paskutinis etapas, tai yra daugiau smulkusis verslas, kurie nuo 25 metų gegužės 1 dienos privalės naudoti kasos aparatus. Nors čia paminėta, kad visi mokesčių mokėtojai, visi verslininkai turės naudoti kasos aparatą, tai visi tiesiog norėčiau patikslinti, kad tiem, kam yra prievolė. Jeigu teisės akte vyriausybės nutarime yra numatyta išimtis dėl tam tikrų priežasčių, kodėl nereikia naudoti kasos aparatų, tai jiem ir neatsiras papildomai prievolė. Čia yra kalba apie tuos mokėtojus, verslininkus, kurie veikloje jau naudoja kasos aparatus ir kuriem yra prievolė naudoti juos. Kalbant, kokius duomenys gauna mokesčių administratorius, tai iškart norėčiau patikslinti, kad tai duomenys nėra visi, kas yra užfiksuota kasos aparato kvite. Duomenys yra gaunami tik tie, kurie reikalingi mokesčių administravimo tikslams mokesčiams skaičiuoti. Tai yra už prekes ar paslaugas mokėtina suma, paskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis, kasos aparato kvito duomenys, kurie leidžia identifikuoti, kad kvitas buvo išduotas iš mokesčių inspekcijų už registruoto kasos aparato ir atitinkamai įvertinti, ar duomenys pateikti laikantis visų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Iškart pažymėsiu, kad jokie duomenys apie pačius pirkėjus, atsiskaitimo priemonės mokesčių administratorius nėra renkami, taip kaip nėra renkama informacija ir apie parduodamas prekes. Taip, iš vienos pusės yra užtikrinamas, kad duomenų gavimas nebūtų perteklinis ir iš tiesų tie duomenys, kurie efektyviai bus panaudoti mūsų kaip mokesčio administratoriaus veikloje. Dar vienas iš elementų, ką iš tiesų norėčiau jums jau kaip gyventojam, kaip vartotojam tiesiog paskatinti ir pasinaudoti, tai kai mes kalbame apie naujus kasos aparatus, visose juose yra galimybė pasinaudojus ar QR kodo funkcija, ar kitais realizuotais funkcionalumais, tai yra suvedant keletą duomenų, pasitikrinti, ar kasos aparato kvitas buvo suformuotas iš mokesčių inspekcijų užregistruoto kasos aparato ir pasitikrinti, ar duomenys pateikti mokesčių administratoriui. Tai galima padaryti netgi ir su išankstinė sąskaita, jeigu jinai yra gauta, pasitikrinus galima matyti, ar buvo atspausdintas kvitas fiskalinis taisymui, kuri buvo paimta iš klientų. Tai kaip minėjau, tai leidžia sudaryti galimybę įsivertinti, ar tam tikras ūkio subjektas, kuris teikia viešo maitinimo paslaugas, nes ten būdinga išankstinių sąskaitų išdavimo sistema, nėra piktybinis mokesčių mokėtojas, vengiantis apskaityti gaunamas pajamas. Tai tokia galimybė yra kvitą pasitikrinti internetiniam svetainėje kvitas.vmi.lt. Tai tą tikrai raginu kaip klientam, kaip pirkėjam pasidaryti ir pasitikrinti šitoj vietoj. Vienas momentas ir antras momentas, tik atkreipsiu dėmesį, kad tam tikrais atvejais, jeigu kasos aparatas naudojamas su saugos moduliu, kaip aš minėjau, ir duomenų atidėjimas, pateikimas yra su tam tikru atidėjimu, tai pirminė informacija būna pateikiama, kad
dokumentas yra išduotas iš mokesčių administratorių sistemų išregistruoto kasos aparatų, bet duomenys dar negauti, tai yra tų 24 valandų atidėjimas ir jie bus gauti po tam tikro laiko, kai jau mokesčių mokėtos pateiks. Tai tiesiog raginama pakartotinai prisijungti ir pasitikrinti, jeigu tai yra aktualu. Jeigu yra pastebimas netitikimas, tai sistema taip pat sudaro galimybę asmenį, kuris tikrinasi, pranešti apie netitikimus ir mokesčių administratorius įvertinę situaciją tinkamai imsis vienų ar kitų administracinių veiksmų. Dar paminėsiu, kad apie mano 4 tos jau anksčiau minėtus laikotarpius, kada reikia pradėti naudoti kasos aparatą. Dėl tam tikrų priežasčių startas buvo pakankamai sudėtingas, tai viena priežastis buvo pakankamas lustų trūkumas ir tiekimas į rinką, kita priežastis buvo kasos aparatų gamintojai laiku nespėjo pasirengti kasos aparatų atitinkančių vartotojų poreikius. Todėl mes kaip mokesčių administratorius visą tai suprasdami išėjome su mūsų pozicija, kad mes mokesčių mokėtojams, kurie įstatymų nustatytais terminais laiku nepradėjo naudoti kasos aparatų, suteikime galimybę pasirašyti sutartį su viena iš kasos aparatų tiekiančių aptarnaujančių įmonių, joje nusimatom tam tikrus rekvizitus ir tai padaryti iki 23 metų spalio 31 dienos ir tokiais atvejais mokesčio administratorius netaikys jokios administracinės atsakomybės. Apie susitarimą mokesčio administratorius papildomai informacijos neprašė pateikti, bet jeigu kontrolės veiksmų metu būtų pasiteirauta, kodėl mokesčių mokėtojas vis dar nenaudoja kasos aparatų, kurį jau privalėjo naudoti pagal įstatymą, mokesčių mokėtojas turėtų galimybę atitinkamai informuoti, kad tokią sutartį pasirašė pagal mokesčių administratoriaus reikalavimus ir jokia administracinė atsakomybė tokiais atvejais nebūtų taikoma. Čia trumpai sudėliojau, kas toje sutartyje mes nurodėm turėtų būti. Tai yra adresas, kuriame bus naudojamas naujas kasos aparatas, kiek kasos aparatų numatoma įrengti, modelio pavadinimas ir data, iki kada numatoma įsirengti naujus reikalavimus atitinkantį kasos aparatą. Dabar labai trumpai dar paminėsiu apie tai, kiek šiandienai rinkoje jau yra pradėtų naudoti naujų kasos aparatų, tai mes jau turime jų apie 9 000 ir mokesčių mokėtojai gali rinktis vieną iš 2 kasos aparatų su skirtingomis modifikacijomis modelių. Tai yra arba dirbti su saugos moduliu, arba virtualia fiskalizacija. Šiandien dienai didžioji dalis verslo, 97%, yra pasirinkę kasos aparatus darbui su saugos modeliu. Trumpai pamėginsiu pasakyti vieną ir kito modelio tiek pliusus, tiek minusus. Kai kalbam apie kasos aparatų su saugos moduliu, jam nereikalingas nuolatinis internetinis ryšys. Šitas kasos aparato tipas gali veikti offline, duomenys perdodant vieną kartą per 24 valandas. Tuo tarpu, kai kalbame apie modelius su virtualia fiskalizacija, reikia iškart pažymėti, kad jam reikalingas internetinis ryšys, nes visos ūkinės operacijos, kurios apskaitomos ir kurios fiksuojamos su šiuo įrenginiu, turi būti realiu laiku registruojamos išmaniųjų mokesčių administravimo sistemų IEKPO sistemoje ir tik tuomet klientui išduodamas dokumentas, tai popierinis ar elektroninis dokumentas, gaunamas grįžtamasis ryšys. Rinkoje turime su saugos moduliu 25 skirtingus modelius, kurie buvo išleisti į rinką. Kalbant apie virtualią fiskalizaciją, turime 7 modelius, kurie išleisti į rinką ir gali būti jau šiandien dienai naudojami mokesčių mokėtojų veikloje. Čia pridėjau trumpą schemutę apie kasos aparatus, apie jų skirtumus. Tai yra, kaip jau ir buvo mano minėta, darbui su saugos moduliu, nereikalingas nuolatinis internetinis ryšys, duomenų pateikimas gali būti vykdomas kartą per 24 valandas, jeigu yra sutrikimas duomenų teikimui arba yra kitos techninės sklandumai, toks teikimas gali būti atliktas per 72 valandas. Kvitas išduodamas po to, kai duomenys pasirašomi saugos moduliu integruotų viešuoju privačiuoju raktu. Ir atitinkamai turbūt reikėtų paminėti, kad
kasos aparato darbas nėra blokuojamas tais atvejais, jeigu nėra internetinio ryšio ir nėra perduodami duomenys. Tai va čia tokie pagrindiniai elementai. Šitą modelį dažniausiai, šio kasos aparato modelius dažniausiai renkasi tas verslas, kuris turi nenutrūkstamą klientų srautą. Tai yra, kai verslas negali leisti turėti tam tikros prabangos, turėti atidėjimą, neaptarnauti kliento nei vienos minutės. Tai va, tai yra labai svarbu paminėti, tuomet duomenys įrašom gerai saugos modelį ir duomenys perduodim jau po tam tikro laiko intervalo. Kai mes kalbame apie virtualią fiskalizaciją, tai jau, kaip ir minėjau, duomenys turi būti teikiami realiu laiku, tai yra privalomas internetinis ryšys. Visos ūkinės operacijos ir klientui yra išduodami dokumentai tik tada, kai yra gaunamas patvirtinimas iš IEK posistemio ir neperdavus duomenų klientui negalima laikyti, kad klientas atsiskaitė už paslaugas ir tokia atveju, jeigu yra tie sutrikimai, klientui turi būti išrašomas teisės aktuose nustatytas popierinis dokumentas. Tai va čia yra tokie tai trūkumai ir iš esmės kiekvienas verslas turi įsivertinti, koks yra jo klientų srautas, kokios yra jo atitinkamai apyvartos ir pagal tai priimti vienokį ir kitokį sprendimą, kurio modelio tipo jiems geriau rinktis. Vėlgi paminėjau aš klientų srautas, tai turi būtinai bet kokiu atveju renkantis vieną ar kitą sprendimą mokesčių mokėtojų įsivertinti apyvartos. Vėlgi, jeigu tai yra parduodamas brangios prekės, jų parduodama nedaug, tai šitas sprendinys puikiausiai tinka ir tikrai atitiks klientų visiškai lūkesčius. Tai va čia jau yra kiekvieno verslo yra sprendimas priimti vieną ar kitą modelį, kuris labiausiai atlieptų jo konkrečius lūkesčius, atsižvelgiant į tam tikrą veiklos specifiką. Nu ir žinoma, vėlgi pasižiūrėti, ar ten yra pastovus ir ten internetinis ryšys, nes tai jeigu tai yra kažkur tai Rusija ar kažkur tai už miesto vietose, kur yra nepastovus ryšys ir galimi sutrikimai, tai tada vis tik tai rinktis tą modelį, kuris gali dirbti nerealiu laiku jungiantis į IEK sistemą. Tai trumpai tiek apie kasos aparato tipus. Ką dar turbūt paminėsiu paskutinį, gal čia skaidriai paminėsiu, kokius duomenis galima rasti pačiam IEK posistemėje. Tai visų pirma, informacija apie pačias naudojamas atsiskaitimo priemonės, tai yra susigeneruoti ir techninį pasą, kurį šiandien dienai nereikia turėti popierinę informaciją apie pateiktus kvitus, apie pateiktas Z ataskaitas, tai yra apyvartas suformuotas, paskaičiuotus mokėtinus mokesčius, taip pat pasižiūrėti kasos operacijų žurnalo informaciją, esant poreikiu jį eksportuotis į tam tikras patogias laikmenas ir naudoti jau atitinkamai apskaitoje, jeigu tai yra būtina. Ir dar įdėjau top 3 klausimus, kuriais dažniausiai mes kaip mokesčių administratorius susidurėme. Tai ar galima pataisyti IEK pateiktus dokumentus iš kasos aparato? Ar taip? Tai atsakymas taip. Kasos aparatų pateiktus dokumentus galima patikslinti. Tai yra 2 būdai. Vienas iš būdų tai yra tiesiogiai prisijungus prie IEK sistemos. Antras būdas tą padaryti per patį kasos aparatą. Tai priklauso nuo to, kokius funkcionalumus yra sukūrę kasos aparato gamintojas ir ką jisai pasiūlo savo klientam. Tai tuos pakeitimus galima padaryti tiek per kasos aparatą, tiek, kaip minėjau, jungiantis IEK. Jeigu jungiantis per IEK sistemą, tai taisymo langelį būtina nurodyti, kokia informacija yra pataisyti ir kokia priežastis buvo nulėmusi neteisingų duomenų pateikimą. Tiek labai svarbu pažymėti, nes irgi su to pakankamai daug klausimų gaunam, kad duomenys yra pataisomi, bet vis tiek matoma, kad dokumentas liko apdorotas su kritinėmis klaidomis. Tai šita būsena išliks ir toliau, bet duomenys bus vertinami bet kokia atveju tie, kurie yra pataisyti ir tik kontrolės veiksmų metu jau tikrinantis darbuotojas gali įvertinti vienus ar kitus neatitikimus ir sulyginti su tomis jau minėtomis kritinėmis klaidomis.
ateityje per plėtrą mes numatome sukurti atskirą katalogą, į kurį bus galima perkelti tuos dokumentus su apdorotomis, su klaidomis, kad tiesiog jie nebūtų kiekvieną dieną matomi ir pats naudotojas jau galėtų pasižymėti, kad tos klaidos jau yra ištaisytos. Tai ateityje tą padarysime, bet šiandien dienai sistema leidžia atlikti tuos pakeitimus, kuriuos minėjau, tai yra dokumentų ir duomenų patikslinimą, kas yra susijęs su pačiomis klaidomis. Antras iš tokių populiarių klausimų yra, kokiu periodiškumu turi būti keičiamas saugos modulio sertifikatas ir duomenų perdavimo modulio sertifikatas ir kas juos gali pakeisti. Tai pačiam kasos aparate yra dažniausiai naudojami dviejų sertifikatų tipai. Jeigu kalbam apie virtualią fiskalizaciją, tai tik tai vienas sertifikato tipas, tai yra duomenų perdavimo modulio sertifikatas, tai pagal mūsų rekomendacijas šie sertifikatai turi būti keičiami kas 2 metus, o tokių sertifikatų pakeitimą gali atlikti kasos aparatus aptarnaujantį įmonę. Tai yra kasos aparatas turi gal gamintojos sugeneruotus algoritmus išmesti tam tikrą informaciją, kad mokesčių mokėtojų sertifikatas jau eina į pabaigą ir jau naudotojas turėtų pasikreipti aptarnaujančią įmonę, kad būtų sugeneruoti arba abu, tai yra duomenų perdavimo ir saugos modulio sertifikatai, arba atitinkamai vienas, tai yra duomenų perdavimo sertifikatas. Dar vienas iš klausimų, su kuriuo dažnai susidurime, ar techniniai sprendimai leis priimti atsiskaitimus mobiliaisiais įrenginiais, mobiliais telefonais, planšetėmis. Tai atsakymas tikrai taip, nes ir vienas iš mūsų tikslų buvo vis dėlto orientuotas į skaitmenizaciją, kad verslui nereikėtų turėti daug skirtingų įrenginių, o užtektų turėti tik tai vieną, kuris leistų apdoroti ūkines operacijas, priimti tiek atsiskaitimus, tiek atsiskaitimus korteliniais, tiek ir panaudojant mobilųjį telefoną, jį kaip kasos aparatą, priimti mokėjimus iš klientų. Tai tikrai nauji sprendiniai tą gali padaryti. Tik labai svarbu šitoje vietoje paminėti, kad kiekvienas įrenginys, tas, kuris pradedamas naudoti, tai yra kasos aparatas, jis turi būti įtrauktas į leidžiamų naudoti sąrašą, turi būti jo pradėta atlikinėti ekspertizė ir jisai turi užtikrinti visų reikalavimų, kurie yra iškelti teisės aktuose, ir tuomet jau verslas gali sėkmingai naudoti tokius sprendimus. Tai iš mano pusės būtų toksai trumpas pristatymas. Jeigu būtų klausimų čiate, tai Alekso paprašysiu juos įgarsinti ir pamėginsiu atsakyti. Taip, gerai, turime keletą klausimų. Žinau, kad turėsime Rolandą paleisti ir tada jau perduosim žodį Mantui, kuris pasakos apie būtent virtualią fiskalizaciją pagrįstą kasą. O dabar keletas klausimų. Taip, Jurgita klausia. Taip, UABas neturi grynųjų, nori sudalyvauti kartą metuose parodoje, kurioje nori pardavinėti savo prekes. Ar galima nuomotis tai parodai kortelių skaitytuvą, kaip su sąskaitų faktūrų išrašymu, ar privaloma? Ką apskritai privalu žinoti, parduodant prekes parodoje su nuomotu kortelių skaitytuvu? Tai kalbant apie parodas, yra numatyta tam tikra išimtis, kad paroda trunkanti iki tam tikro laikotarpio kasos aparatų nereikia naudoti, bet vėlgi reikia atsižvelgti, kokią produkciją prekiaujama. Jeigu yra prekiaujama alkoholiniais gėrimais, tuomet išimtis yra nenumatytos ir kasos aparatai yra privalu naudoti. Tai jeigu prekiaujama alumi, sidru, kurių alkoholinė koncentracija nesiekia tam tikros ribos, tai kasos aparatą reikia naudoti. Kitais atvejais reikėtų žiūrėti vyriausybės nutarimą, ar atitinkamai mugė, renginys vyksta iki tam tikros dienos, tai kasos aparatą nereikės naudoti. Jeigu vyksta ilgesnį laiką, tai tada galima, turbūt taip paminėsiu, išsinuomoti kasos aparatą trumpam periodui ir juo pasinaudoti šios mugės metu. Taip, prezentacijoje, man atrodo, buvo minėta, bet tokiam užtvirtinimui. Dėl virtualios fiskalizacijos. Ar įmonė gali susikurti virtualios fiskalizacijos programėlę savo ir naudoti? Ar tai gali daryti tik tam tikros įmonės, licencijuotos? Tiesiog gal pakartoti. Tai atsakymas būtų, kad tokias programėlės, kurios naudojamos
kvitų fiskalizacijai gali sukurti tik tai įmonės turinčios tam tikrus sertifikatus. Sertifikatus išduoda ekspertinė įmonė, tai buvo paminėta, kad šiuo atveju tai yra metrologijos inspekcija ir tik tai gavę tam tikrą sertifikatą, ūkio subjektas sukūrė sprendinį pagal visą dokumentaciją, pateikęs jį ekspertizai ir po atliktos ekspertizės tik tada tokį įrenginį įtraukus leidžiamų naudoti sąrašą galima platinti, parduoti ir naudoti. Šitas irgi. Taip, dėl Renaldo klausimas irgi dėl virtualios fiskalizacijos. Taip, sekundę. Kaip garantuoti, kad paslaugos prieinamumas bus 99,9%, o jeigu neveiks VMI serveris? Visų pirma, turbūt reikia paminėti, kad pati jėga nėra įdiegti VMI serverius. Tai yra valstybinis, kaip čia įvardinti, debesijos centras, kurioje yra įdiegta paslauga ir mes turime pasirašę sutartį, kur pasiekiamumas yra 99,7%. Tai per šį laikotarpį duomenų teikimas pagal paskaičiavimą tikrai nebuvo mažesnis negu yra įsipareigojimas. Gyvenime turbūt visko užtikrinti tikrai negalime, nes vėlgi tai ne nuo visų, net ne nuo žmogiškųjų aplinkybių priklauso, bet mes kaip mokesčių administratoriai, bendraudami su VICU, kuris mums teikia šitą paslaugą, valstybės informacinių technologijos centras, tai šiuo atveju jisai stengiasi gerinti kiek įmanoma tą pačią kokybę ir kad pasiekiamumas būtų kiek įmanoma didesnis. Bet kaip jau ir minėjau, jeigu verslas turi tokį klientų srautą, kur yra rizika, kad netgi pusės minutės ar minutės atidėjimas yra per didelis, tam yra sprendinys pasirinkti, naudoti sprendinį su saugos moduliu ir tuomet internetinis ryšys nebus reikalingas nuolatinis. Bet čia vėlgi verslas turi įsivertinti savo specifiką. Taip, ir dar, man atrodo, aktualiausias klausimas būtų jums, Rolandai, o dalį kitų galės galbūt ir Mantas vėliau atsakyti. Viktorijos klausimas, kol nėra dar suėjęs terminas privalomojo perėjimo, tikriausiai kalba apie 25 metų gegužės 1. Ar gali įmonė ne visas iškart kasas keisti, jeigu turi kelis prekybos taškus? Taip, tai įmonė gali tai padaryti tam tikrais etapais, tarkim, pavyzdžiui, atidarant naują tašką, statytis naujus kasos aparatus arba gali palaipsniui keistis tam tikrus kasos aparatus, juos išbandant, pritaikant prie veiklos specifikos. Svarbiausia pažymėti, kad kasos aparatai turėtų būti įdiegti iki to termino, kai kasos aparatą reikia naudoti pagal mokesčių administravimo įstatymą nustatytus terminus. Gerai, ačiū Rolandai, čia mes jūs paleidžiame, dėkojame labai už skirtą laiką, tikiuosi visiems žiūrovam buvo naudinga, bet pačio webinaro mes nebaigėm. Tik tai atsisveikiname su Rolandu iki kito karto. Tai va, o žiūrovai, sėkmės, o žiūrovai jūs neatsijunkit, nes buvo daugiausia klausimų apie, man atrodo, virtualią fiskalizaciją. Tai apie virtualią fiskalizaciją pagrįstą sprendimą kaip tik ir papasakos Mantas Chodosevičius. Mantai, tada gali įsijungti prezentaciją. Tai va, ir daugiausia klausimų apie šitą tavo sprendimą ir buvo, tai papasakok mums truputį daugiau, kaip jisai veikia ir kaip veikia, aišku, konkrečiai Paysera virtuali kasa. Okay. Tai pirmas dalykas, noriu labai padėkoti, kad atėjot pasiklausyti mūsų šio įrenginio, reiškia atėjot, prisijungėt, pasiklausyti šio webinaro, išgirsti iš VMI truputuką daugiau paaiškinimo, turbūt ir Rolandui padėkočiau, bet Rolando jau nebėra, tai turbūt tęsiu savo monologą, nes gaila jisai taip gaunasi, visada smagu gyvai visus jūs matyti, bet čia akimirkai, kaip ir minėjau, turim webinarą. Tuoj pasidalinu savo skaidrėmis. Ir trumpai aš papasakosiu turbūt, nuo ko mes pradėjom ir kodėl mes pradėjom šitą dalyką daryti, nes vienas iš klausimų, mačiau, buvo dėl kasos aparatų, kodėl juos reikia keisti, tai tuo pačiu turbūt skaidrės metu aš dalinai atsakysiu tą klausimą. Tai turbūt
Pirmas dalykas, sveiki, aš Mantas Chodasevičius, kolegos jau pristatė, tai šoku, kaip visa mūsų istorija prasidėjo, pabandysiu labai trumpai apie tai papasakoti. Iš tikrųjų, kasos sprendimo mums patiems prireikė. Ir kokiais 21 metais, jeigu aš nepameluosiu pabaigoje, iš tikrųjų, kas pasirodo sutapimas yra, kad ir IEK buvo tuo metu inicijuotas projektas, ko aš dar tuo metu nežinau. 21 metais mes pradėjom kurti savo autonominę bilietų pardavimo sistemą, kur galėtume teatram leisti pardavinėti bilietus, nedalyvaujant kitose platformose, kaip bilietai, kakava ir panašiai. Ir kurdami šitą įrankį mes susidurime su situacija, kai klientas pasiteiravo, o kaip parduoti bilietus offline. Mes kai Check.com esame atėję, tai online'as, offline'as. Tai vartosiu šitos terminus. Pasidarėme pirmą integraciją su mūsų partneriais viena kasų įmonė. Turėdami tą integraciją, greit pakankamai susidūrėm, tiksliau turėjom ne tik bilietų pardavimo sistemos klientą, bet turėjom dar vieną klientą, kuris naudojasi mūsų tiesiog to sukurtų sprendimų, bet kaip po kasa. Bet kaip ir minėjau, pasidarė integraciją su POS-u vadinamu, tai yra Point of Sale, tai yra fiskalinių terminalų, susidūrėm su daug problemų, kad mums du klientai, mes viso labo turėjom kokius metus laiko 2 klientus, su kuriais testavom ir darėm daug žaidimų ir visų tokių dalykų, susidūrėm su problematika, kad vienas dalykas tai yra nejokingos investicijos, kad tą terminalą pasistatytos, nejokingos, ten gerai, neminėsiu apie 400 eurų, tai gal kai kam tai jokinga, kai kam nejokinga, bet su mūsų klientais, su kuriais mes dirbam, tai yra pakankamai nejokinga. Tada susidurdamas su situacijomis, kai iš tikrųjų dingdavo tokie dalykai kaip USB portai, tai tas terminalas yra prijungtas prie kompiuterio ir jisai tiesiog pameta ir jisai nebesupranta ir nebemato mūsų sistemos, nes mūsų sistema yra webinis sprendimas. Tada, kaip ir minėjau, tie patys registracijos mokesčiai, tada visokių kuriozų įvykdavo, kai pasibaigdavo fiskalinio printerio terminis popierius ir jį keičiant užlūždavo visą sistemą ir mes ten kokias 20-30 minučių prie kiekvieno kliento medituodavome, kad atgaudytume, kas ir kur vyksta. Nors tuo metu mes kūrėm bilietų sistemą pardavimo, o sprendžiam visai kitas problemas. Ir taip pradėdami girdėti tas problematikas ir iš kitų klientų, kurie naudojasi pas mus, sakykime, e-parduotuvėmis, nes mūsų pats pirminis arkliukas buvo kurti e-parduotuvės. Iš jų tos pačius nusiskundimus, tas pačias problematikas pradėjom girdėti. Kitas dalykas tai yra laidų krūvos. Visada būdavo su terminalais, turėdavo nemažai laidų pasijungti, juos susiplombuoti ir visą tai kainuodavo iš tikrųjų klientui. Ir turbūt paskutinis dalykas tai yra labai komplikuotas suportas, nes iš tikrųjų tikrai su tokiais technologiniais sprendimais, kurie daryti arti geležies, labai yra sunku susekti, ar sistema gyva, ar negyva, ar kas atsitikė ir ją, kaip čia be anglizmų, patikrinti, tai yra klaidos problemas. Tas yra per atstumą labai sunku padaryti, o mes tokie, grubiai tariant, e-komercijos žmonės, norėjom viską padaryti paprasčiau, gražiau ir lengviau. Tai taip, kad susidūrę su šitomis problemomis, mes iš tikrųjų pradėjome kurti, tiksliau, 22 metų pradžioje VMI mus informavo, kad nusimato toks projektas kaip IEK ir nusimato toksai sprendimas kaip virtuali fiskalizacija. Ir tada atsimenu, turbūt visus metus mes ties tuo dalyku ir gyvenom, kol kūrėm ten savo sprendimus, kad galėsim pasiūlyti iš tikrųjų išties išmanų kasų sprendimą, kuris nereikalaus dedikuoto kažkokio įrenginio, tai yra kažkokios Windowsinės geležies didelis, kuri kainuoja restoranui kokiam 4000, o kur tu galėsi pasimti, ką tu nori. Samsungo planšetę, iPado, ar kas tavo širdžiai yra gražu, ar kompiuteris, per kurį aš dabar šiuo metu prezentuoju šią prezentaciją. Ar paprasčiausiai telefoną, kuris jums yra fainas ir pigus, vadinkim taip. Tai pagrindinė turbūt mūsų ta mantra buvo, kad mes bilietų sistemą kurdami, tuo pačiu nusprendėm, kad galėtume ne tik pardavinėti bilietus, bet galėtume turbūt ir produktus pardavinėti, suvenyrus. Ir taip atkeliavome į visą šitą situaciją, kad mes turim, kaip pamatysite prezentacijoje, trumpas kasos vaizdas, kad turim šį cloudinį sprendimą, kuris iš tikrųjų klientam kainuoja, grubiai tariant, juokingus pinigus, o turi sprendimą, vėl anglizmą pavartosiu, enterprise iš tiesų sprendimą už mažą mėnesinę subskripciją. Tai keliaujant toliau prie, turbūt reklamuojant produktą, turbūt paminėsiu, kad
šitas sprendimas nėra elementariai paprasta buka kasa, kur tu suspaudži mygtukus, atsispausdino kvitas, daug dievė dar nuėjo tą sumą, jeigu kortelė atsiskaitoma į terminalą. Ši sistema leidžia jums tuos visus savo užsakymus sekti, esant reikalų labai lengvai peržiūrėti užsakymą, perspausdinti kvitą, išsirašyti sąskaitą faktūrą ar atsiskaitimo metu pritaikyti kažkokią nuolaidą ar labai paprastai atlikti grąžinimą, nes tam, kam yra su kasos aparatais tekę dirbti, tai turbūt grąžinimai yra pakankamai toksai mistifikuotas dalykas ir nelengvas. Tai čia galite jūs atlikti tiek piniginius grąžinimus, tiek grąžinimą su produktu, kuris grąžina jūsų likutį, tiek dalinį grąžinimą, kur gal jūs tik tai dalį pinigų norite grąžinti. Tai turbūt koks yra grožis mūsų visos sistemos, iš tikrųjų, ką mes dabar šią akimirką esame sukūrę, kad tai yra webinis sprendimas, kaip ir minėjau, nereikalaujantis kažkokios dedikuotos įrangos ir kuo jis yra gražus, kad jis yra pastoviai evoliucionuojantis. Tai ką tai reiškia, kad kaip su kasos aparatais, vieną kartą jums įsigijus subskripciją ir ją mokant kas mėnesį, jūs pastoviai turite praktiškai atsinaujinančią kasą, kuri kas kažkiek laiko vis kažkokius naujus funkcionalumus savyje įsidegė ir kitokius džiaugsmus, ataskaitas, kaip jau ir minėjau, nuolaidų lojalumo sistemas ir daugybę kitų dalykų, kuriuos aš turbūt pats iš tikrųjų net prezentacijos metu šiuo metu užmirštu, dėl to, kad jų yra pakankamai nemažai ir mes pakankamai lengvai jas galime įdiegti. Toliau, su mūsų sprendimu, kaip jau Rolandas ir minėjo, esame licenzijuoti, tai galite jaustis ramiai, turime nemažai klientų ir šiuo metu, tiksliau greitų metų jau pradėsime po Paysero ženklų visą tai daryti, nes turbūt pradėjau pasakoti, bet nepapasakoti to, kaip mes Payserui atsiradom. Tai yra, iš tikrųjų, mes esame pakankamai jauna Payseros portfelio dalis. Prieš 2 mėnesius mes buvom tiesiog virtuali kasa, dabar mes esam postpaysera.com, tai čia rytoj poryt pradėsit matyti šitą tinklapį ir bus galima onboardinti klientus, tai yra, kad galėtumėte išbandyti mūsų sistemą. Turbūt kas yra reikalinga, kad mūsų sistema galėtų pas jūs veikti, tai iš tikrųjų turbūt tik tai kortelių terminalas, kuris leidžia galima iš kortelių terminalo esant reikalui atlikinėti pardavimus, tiek grinais, tiek kortele, tiek galima naudoti kompiuterį, planšetę. Kompiuteris planšetė patartina dėl to, kad tai yra tiesiog patogiau, klientas pas jūs atėjęs sukrauna tiem krepšelį, kaip parduotuvėje, pasiteiraujat, kaip jis norės grinais ar kortelę atsiskaityti ir viskas. Kortelių terminalas atspausdina fiskalizuotą, tai yra net ne fiskalizuotą, o fiskalinę operaciją patvirtinantį kvitą, kuris tenais matosi pas jūs dešiniai pusėje. Ir bet kokiu atveju, ar tai kortelė, ar grinais, jeigu grinais tai atspausdina kvitą iš karto, jeigu kortelė pridėjus, tiksliau, jeigu kortelė į kortelių terminalą nukeliauja suma, kuri yra kortelių kartą pas jūs numatyta ir pridėjus kortelę prie terminalo iš karto įvyksta atsiskaitimas ir atsispausdina kvitas, o pas jūs užsakymai įkrenta užsakymas. Ir jūs galite visus tos užsakymus pas save stebėti realių laikų ar stebėti savo kitus taškus, kur jūsų darbuotojai prekiauja, tiesiog sėdėdami prie kompiuterio, kaip ir va šią akimirką aš su jumis bendrauju. Kainodara iš tikrųjų pas mus yra labai elementari, apie ją turbūt daug nepasakos, nes iš tikrųjų jūs turėsit laiko ir galėsit apsilankyti tiek virtuali kasa, tiek post.paysera.com, kai rytoj poryt pasileis. Dabar turbūt bus dar kita nuoroda, paskui turbūt pasidalinsim su jumis. Vienas atsiliepimas iš tikrųjų gėdinga, tik tai vieną kol kas esame įsidėsim gerokai daugiau, nes turbūt vakar skaičiavau prieš šią prezentaciją, galvom dar spėsim pasidaryti daugiau atsiliepimų, bet apie 20% mūsų klientų atsiliepia labai gerai apie mūsų sistemą. Lygiai 10 dar net neteko bendrauti, nes kai paleidom kasas, taip ir pradingo. Bet matom, kad pardavimai vyksta, tai vadinasi viskas gerai. Tai dėkui labai už tai, kad manęs klausėtės ir turbūt bandysiu atsakyti klausimus, jeigu jų daugiau yra atsiradę, negu buvo prieš tai. Nebebendrinu. Taip, turime klausimų. Man atrodo, kad dalinai buvo skirta Rolandui, bet man atrodo, kad tu irgi gali žinoti jos atsakymus. Kaip pavyzdžiui, tai aš turbūt gal einu aš, Aleksai, per visus klausimus ir pabandysiu atsakyti, kurių negalėsiu atsakyti, tai ir atsakysiu. Tai Danieliui atsakau.
Kaip greitai kasos aparato registravimas? Iš tikrųjų labai labai greitai, jeigu esi pripratęs ir VMI jeigu jau esi pasikaustęs, tai užtrunka 15 sekundžių. Man gal per 10 sekundžių yra tekę pavykti. Jūs tu gal truputuką greičiau. Kas blogai su paprastais kasos aparatais? Tai jūs tai aš turbūt ir kaip ir paminėjau pačioje pradžioje, tai yra ir Rolandas minėjo, tai yra visi duomenys turi keliauti į EKPO sistemą, tai yra bet koks atsiskaitimas, jo sumos turi nukeliauti į EKPO sistemą tam, kad būtų galima lengviau daryti mokesčių visą apskaitą tiek iš VMI pusės, tiek jum patiem savo įmonės viduje. Nes šią akimirkai viskas, kur yra SD kortelė ir jūs tik tais pagal Z ataskaitas galite susižiūrėti savo atsiskaitimus. Pas mus šiuo atveju jūs kiekvieną Z ataskaitą galite persižiūrėti kasdieną, kai kurie klientai pas mus uždaro Z ataskaitą vieną kartą per mėnesį, nes tiesiog jiems taip yra patogiau, o kai kurie kasdieną persiskaičiuoja kasą ir tiesiog senuoju būdu vadovaujasi pagal seną reglamentą, kuris jiems yra šią akimirkai patogesnis. Taip, neveikia beveik visą dieną, tai aš žinau, ten buvo 4 atvejai ir iš tikrųjų čia kaip ir visi mėgsta linksniuoti VMI, bet ne VMI šito klausimu buvo visiškai kalti, o kritinė infrastruktūra ir nebuvo visą dieną, iš tikrųjų aš pats skaičiavau, nes pats kaip ant adatų tuo metu vaikščiau, nes vis dėlto tai mums labai labai yra jautrus dalykas, tai ilgiausiai, kada yra užtrukęs visas šitas užlūžimas, tai 2 ar 3 valandos. Ir taip, po to, žinau, kad atsimenu, po pietų buvo gal kokią 5-6 valandą dar pasikartoja kokie valandai. Ne visa diena, bet, taip, labai 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 nepatogu klientam. Bet kam, ta prasme, klientam nepatogu ir pardavėjim. Taip, Andrius, kortelės skaitytuvas. Kokia kaina, tai kaip ir minėjau, prezentacijoje pačioje buvo, bet jūs galite labai laisvai rasti abiejose puslapiuose, tik Peiseros galėsite atrasti, jeigu Peisero.com nueisit, tai pagrindiniam puslapį yra POS nuoroda ir iš karto kainininką visą pamatysit, tiek virtuali kasa, kur patogiau. Jūsų sprendimas POS Peisero.com yra prieinamas iš bet kokios darbo vietos, nes prieš tai minėjo, kad būtinai registruoti įrenginius VMI. Tai kaip ir minėjau, didžioji dalis pas mus įrenginių yra registruota, nes kaip ir minėjau, tai yra LMI reglamento dar vadinkim, toks neprisivyjimas technologijų ir manau, kad ateityje turbūt, kad tas viskas bus paprasčiau reglamentuota. Tai šiai akimirkai mes didžiąją dalį renginių, kurie šiai dienai technologiškai yra nesenesni negu 4-5 metų, esame įsiregistravę ir įsitraukę. Iš tikrųjų, esminis dalykas tai yra turbūt naršyklė mums šiai akimirkai. Jo, tai kaip ir minėjau, mes iš tikrųjų, mūsų sprendimas dirba šią akimirką, mes partnerius naudojam Verifone terminalą, tai ką tai reiškia, kad jisai mums tarnauja, atlieka 2 funkcionalumus, surenka pinigus ir tuo pačiu atspausdina fiskalinį kvitą tiksliau fiskalinę operaciją patvirtinantį kvitą. Ar ir kada turėsite pasiūlyti Peisero kortelių terminalą? Jo, tai šią akimirką iš tikrųjų mes daromės papildomą funkcionalumą tam, kad būtų galima rinktis kokį norit banką ir terminalai bus dabar neminėsiu kokie terminalai, bet galėsit kokį norit banką naudoti, o metų pabaigoje, čia mūsų tokia labai didelė svajonė, mes pasiūlysim turbūt technologinį dar įdomesnį ir geresnį sprendimą. Tiesiog šią akimirkai nenoriu žadėti ir nenoriu pasakoti to, kol dar, taip sakant, neturiu rankoje ir pats dar netestuoju. Nejuokinga suma jūsų sprendimas. Supratau, kaip čia dabar atsakyti teisingai. Jeigu kasų rinkoje pasidomėsit, kiek kainuoja išsinuomoti paprastą kasos aparatą, tai labai turbūt panašiai suma. Jeigu bandysit pirkti, tai galite aritmetiką padaryti ir tikrai pigiau gaunasi per 2 metus, negu rimtą posinį sprendimą pasimti. O kitas dalykas, kaip ir minėjau, mūsų kasa, aš tiesiog net nedrįstu vadinti kasa, tai yra pardavimų sistema, kuri turi ne tik fiskalizaciją, jinai turi aplink save visus dalykus, ko reikia, kaip mes skaičiavom, verslų, kuris daro 5 milijonų apyvartą, kad jis galėtų pasipajamuoti ir parduoti prekes ir kad atėjo per vieną langelį ir per vieną langelį iškeliavo. Tai yra, kad būtų kiek įmanoma mažesnė klaidos, galima klaida, vadinkim taip. Nes mes daugybę metų, kai dirbam su e-komais, mes matom, kaip fiziniai taškai, kurie pardavinės fizinėse taškuose, e-parduotuvėse ir turi 3-4 taškus, nesusigaudo likučių, nesusigaudo savo pardavimų ir net nesupranta iš tikrųjų, kur, kokie pardavimai, kiek pas juos įvyksta. Tai tik tai pagal Z ataskaitą, o čia tu gali ataskaitą Google Analyticso praktikoje išsitraukti ir pasižiūrėti, kas šiandien įvyko padieniui, kiek pardavimų per kurią kasą ir kuris vadybininkas padarė, jeigu toks yra poreikis. Kokie komisiniai, tai šią akimirkai komisiniai iš tikrųjų ne nuo mūsų yra priklausantis, tai yra nuo Verifone terminalo mūsų partnerių, tai standartas yra 0,95 plus 1 centas.
Bet kaip ir minėjau, kai mes turėsim savo sprendimą, tai manau, kad Payseros klientam mes gerokai geresnį, net negal, o tikrai gerokai geresnį galėsim pasiūlyti, o šią akimirkai kiekvienam verslui reikės ateityje tiesiog su savo banku bendrauti ir bankas ir pasiūlo tą savo komisinį. Taip, tai nes mes esame susisertifikavę daugybę įrenginių, tarp jų iPadai, Apple'ai ir panašiai, kurie gali veikti su mūsų virtualios fiskalizacijos kasos sprendimu, pardavimų sprendimu. Taip, jei naudojatės Rivilės programą, ar galima integruoti jūsų sistemą? Labai geras klausimas. Šią akimirką mes su Rivilė integracijos neturim. Turim su keletą kitų buhalterinių sistemų, bet faktas, kad planuose yra ir Rivilė, tai yra labai priklausys iš tikrųjų nuo klientų poreikio. Jeigu pas mus daug klientų ateina, tai be abejo, čia nėra jokio klausimo ir tai kažkaip papildomai net nekainuos. Tai yra pagal planą. Gali Taip, gali. Integracijas, manau, gali tikrai išvardinti, kurios yra dabar. Dabar su Verifonu, o paskui greitų metų su Ashburnu, jeigu viskas tvarko, tai ką tai reiškia, kad tai atidarys galimybę mūsų klientam naudotis kokį nori banko. Ir buhalterinės. Šią akimirkai. Buhalterinės, tai B1, dabar, kad nepameluočiau, Optimumas ir galimai būtent tos yra integracija. Dėjau sumeluoti, kad neprisikalbėčiau, paskui jūs tas sakys, neturim šito dalyko. Ar gali veikti mobiliajame įrenginyje telefone? Be abejo, gali. Tik tai mūsų patarimas naudoti kol kas šią akimirkai planšetėje arba kompiuteryje, nes geriausiai išdirbta. Aš telefone esu tą naudojęs, net ir 130 km greičiu, kai Klaipėdą važiavom, buvo labai net įdomu pasitestuoti, kaip tas veikia, kai terminalą pasiėmus. Tai veikia, bet iš telefono man asmeniškai kol kas mūsų UI nepatinka, bet greitų metų pas mus atnaujinimas laukia, manau, mėnesio bėgyje, tada bus labai malonu ir iš telefono naudoti. Taip, minėjote, kad turite nemažai klientų, nes su visais bendraujate, bet matote, kad jie dirbantis ir vyksta prekyba. Kaip jūs stebite klientus? Mes per cloudą galime šitą dalyką stebėti. Tai yra mūsų suporto įrankis ir tokius dalykus mums svarbu iš tikrųjų stebėti, ar viskas veikia, ar kažkur kažkas nenulūžta. Taip, yra numatytas, ar kasoje numatytas brūkšnio skaitytuvo naudojimas. Tai taip, jis yra šiai akimirkai įdiegtas. Jeigu jūs prie savo kompiuterio prisijungiat bevielį ar su USB jungtimi skaitytuvą, jūs galite tiesiog atsiskaitimus dėti ne kaip į komerciją krepšelį, ne kaip e-parduotuvėje į krepšelį produktus, bet skanuodami jį automatiškai dedasi į krepšelį ir tada tik pasirinkat grynais arba kortelę. Taip, užsisakius pas jų sistemą į Verifone terminalą, kas atvyksta įdiegti įrangą, ar galite tiesiog atsiųsti mums į biržus? Taip, be abejo, tai atsiunčiame su lipdukais suklijuotais, kad jūs galėtume susisiekti su Verifone, jeigu kažkas kažkokiu būdu neveikia. Ir tuo pačiu mūsų kasos terminalo lipdukas uždedamas tam, kaip ir minėjau, kad pagal LMI reikalavimus ir taip, jis atvyksta tiesiai ir tada mes padarom visą sujungimą per atstumą. Tai yra per API-us Verifonus sujungiam ir užregistruojam jų kasą. Taip, turime kortelį skaitytuvą telefone. Ar galima naudoti su jūsų virtualia kase? Atsiskaitimams kortelė naudojame skaitmeninius kvitus, ar ir jūsų virtualiai kasai numatyti skaitmeniniai kvitai. Būtų labai įdomu, Renaldai, kad patikslintumėt, kaip atrodo jūsų skaitmeninis kvitas, nes taip, pas mus yra kvitai, jie yra skaitmeniniai dėl to, kad jie cloud'e kaba, tai yra PDF formatu, mes juos galime išsiųsti L laiškais, mes juos galime atspausdinti ir greitų metų dar galėsim kainoženklyje QR kodo formoje pateikti. Bet klausimas, ar gali su kitais terminalais, reikia žiūrėti, koks pas jūsų terminalas, negaliu atsakyti. Kol kas šiai akimirkai yra tik tai su Verifonu. Ar galimas integracija su e-shopais ir buhalterinė programa? Tai kaip jau prieš tai, man rodos, aš atsakiau dėl buhalterinių programų, dėl e-shopų. Šią akimirkai pas mus yra WordPress'o, tai yra WooCommerce konkrečiai integracija, kurią mes truputuką esame sustabdę, nes greitų metų bus renesansas, kad ją atgaivintume taip, kad būtų galima visus užsakymus internetu sekti toje pačioje kasoje.
Tai kol kas tik tai yra WooCommerce'as, paskui gal planuose nusimatys, turbūt mes žiūrėsim pagal tai, kas Pipseroj pas mūsų klientus yra populiariausia, tai aš kiek pamenu Shopify'us, paskui PrestaShop'us, tai visiems kitom turinio valdymo sistemomis nusimatys irgi integracijos. Tiksliau įskiepiai. Funkcionalumas minti, kad labai platus tinklapyje prie kainų nurodytas tik keletas funkcijų, kur galima rasti visą aprašytą funkcionalumą. Tai mes skaitom, kad tai yra pakankamai platu, ką mes dabar esame pateikę, tam tikrus dalykus mes esame išjungę, paslėpę dėl to, kad tiesiog procese turėjom susimažinti daug funkcionalumo, nes daug dalykų dar nespėjom iš tikrųjų išsibaigti, ten pradėkim nuo visokių pajamavimų, vaštaraščių, intrastatų ir kitų džiaugsmų, tai tiesiog mes juos šią akimirkai esame pasidarę, bet išjungę tiesiog paprasčiausiai, nes kol kas nenorime reklamuoti, nes tai yra mėnesio, 2, 3 mūsų vadinamame roadmap'e. Taip, kaip kasos programa susisiekia su sandėlio programa? Ar turi reikšmės, kokia yra sandėlio programa? Atsiprašau, jeigu kažką praleidau. Ne, nieko. Pas mus sandėlio programa šią akimirką yra labai minimali versija, yra įdėta tam, kad klientas galėtų likučius valdyti. Tai yra susikelti savo produktų korteles ir tom kortelėm persipajamuoti prekes, nusirašyti arba perkelti tam tikrus sandėlius. Kol kas integracijų su tokiais sandėliais neturime. Žinau, kad šitoje vietoje labai Agnumas norėjo su mumis bendrauti, bet kol kas, kaip ir minėjau, dar iki šitos vietos nesame prigyvenę dėl šito funkcionalumo. Žiūrint jūsų video internetinėme puslapyje, programa lagina, pasirenkant prekes ir įdedant į krepšelį, visuomet atsiranda sukas ir tukas, kad sistema masto. Čia aš įtariu video yra, kuris virtualios kasos, turbūt mes tą video paleidom kokį lapkritį, tai yra, kai mes Verifone paleidome mūsų MVP programėlę, kad būtų galima viską daryti iš terminalo, nes ten buvo tiesiog skubėjimas paleisti pirmiesiams terminale atsiskaitimus ir kasą viename įrenginyje. Tai šią akimirką iš tikrųjų aplikacija persidaro, kad nebūtų to vadinamo laginimo efekto, dėl to, kad tai yra Vue technologija, nenoriu labai daug keiktis, bet tiesiog mums leidžia greičiau daryti tam tikrus pakeitimus, bet našumas nėra toks geras. Bet kaip ir minėjau, šiuo metu procese, net ir šiandieną su kolegomis programuotojai šnekėjom, kokie pokyčiai tam yra daromi, kad nebūtų Vue, o vadinamas native app'as. Kokia kaina sprendimo? Tai, kaip ir minėjau, virtuali kasa arba Payseros pagrindiniam paysero.com galite atrasti kainų planus. Šiaip tai planai galiu ir paminėti 20 eurų pats pigiausias planas, 35 planas, kuris turi sąskaitas faktūras, kad dar nepamirščiau, klientų valdymą. Trečias planas turi ataskaitas ir visokias integracijas, kurios dar pastoviai besiplečiančios yra. Tai iš tikrųjų jų ten ir gerokai daugiau atsiras. Taip, toliau, kortelių kvitai skaitmeniniai, juos galima išsiųsti per SMS ar L paštu, papirinių nespausdiname, kvitas turi... Ok, Renaldai, aš manau, kad iš tikrųjų čia bus paprasčiau, jeigu gyvai galėsim pabendrauti, nes jau jūsų čia 6, 7 komentaras ir galėsim plačiau jums papasakoti, ką darome, bet palauk, kortelių kvitai jūs galime išsiųsti. Tai kaip ir minėjau, pabendrauti šitais klausimais galima bus plačiau, mes turim jūsų kontaktus, jūs turbūt turit mūsų kontaktus, tai galėsim ir daugiau papasakoti, kaip kas ir kaip galima būtų ką realizuoti. Toliau, minėjote, kad programa skirta įmonėms su apyvarta 5 milijonai, sakote, kad turim minimalus sandėlių valdymas. Minėjote, kad programa skirta įmonėms. Mes esame paskaičiavę, kad įmonės, iš tikrųjų, mūsų keli klientai, kurie naudojasi pagal jų tiesiog ataskaitas, net ne ataskaitas, o pagal jų apivartumus, mes matom, kad atliepiam jų didžiąją dalį funkcionalumo poreikio. Tai leidžiam savo tą sakyti. Ar suderinus su Optimum ir kiek kainuotų šiems terminalams? Ar susiderins su Optimum ir kiek kainuoja šiems terminalams? Geras klausimas. Priklausys nuo jūsų plano, bet pas mus kiekvienas papildomas terminalas be pačio plano papildomai kainuoja 20 eurų. Tai jeigu taip, jau matematiškai skaičiuotume, tai 135 eurai. Jeigu mano matematika labai greitai teisingai skaičiuojasi, bet manau, kad skaičiuojasi teisingai. Ačiū labai už klausimus. Dar matau labai čatė daug. Matai kažkokį klausimą čatė, taip mes visą laiką, aišku, prašome paprasčiau tiesiog stebėti Q&A sekciją, o čatas
yra sudėtingiau stebėti, nes ten yra ir kitokios informacijos. Jeigu matai, kad kažkoks aktualus būtų klausimas, kurį praleidom, tai dar gali atsakyti. Man atrodo. Aš bandau pamatyti dabar greituoju būdu, ko neatsakiau, nes paskui mačiau Q&A nukeliavo. Jo, matau, Vitas dar tikslinas ir išdirbtą sprendimą pardavėt Pacerai. Turbūt, jeigu pas mus jau klientų 50 kasa skaičiuojasi, tai skaitau, kad turbūt išdirbtas ir dar jis pastoviai. Kaip, su tokiais produktais iš tikrųjų e-komerciniais turbūt išbaigtumo aš ir po 10 metų neturėsiu tokio, kokio, tiksliau mes įmonėje neturėsim tokio, kokio norim, taip pat kaip ir su visais kitais produktais, nes technologijos tobulėja, keičiasi ir pastoviai mes stengiamės kartu su tom technologijom eiti koja į koją. Kai kuriais atvejais gal net ir būti tie pionieriai, kas šią akimirką net ir prieš kokius gerus 8 mėnesius ir gavosi, kad mes pionieriavom kai kuriuose virtualios kasos dalies dalyse. Ir dabar jau matau, kad jau pakankamai sėkmingai ir mūsų konkurentai kai kurios dalykus pradeda įsidieginėti ir džiugu, kad atsirado apskritai tokia galimybė su virtualia fiskalizacija dirbti. Taip pat daugiau apie patį sandorį turbūt galima net nukreipti į verslo žinias, kurie rašė ir interviu ėmė iš Manto, ką domina, taip, kad Pacera įvyko sandoris. Vytas labai įdomų klausimą uždavė ir jisai čia iš tikrųjų yra toksai, tikrai labai įdomus klausimas, bet jei taip gerai ėjusi su kasomis, kodėl sprendimą pardavėt Pacerai? Dėl to, kad mes suprantam, kad mes esam per maži, kad tokioje rinkoje, senoje rinkoje sugebėtume greitai pasimti daug klientų, nes tai yra tikrai sena rinka ir toj rinkoje reikia daug žmogiškųjų išteklių, o mes to savo negalėjom leisti ir supratom, arba mes norim labai greitai augti, arba mūsų konkurentai apleidė. Taip kad pasirinkom, kad norim greitai augti ir duoti savo klientam iš tikrųjų geriausią produktą ir geriausią sprendimą, nes Paceros visas fokusas iš tikrųjų yra nukreiptas į klientą, kuriam yra kūriamas produktas. Kokius kasos aparatus patarsit pirkti. Tai Sauliau, turbūt, nežinau, objektyviai neatsakysiu. Pacera posas. Tai ką, Aleksai, ar mes baigiam, ar dar lūktelim, nes matau, kad klausimų vis ateina. Tai aš manau, kad baigiam, dar šiek tiek užtrukome ilgiau, klausimus atsakėme, tai ačiū visiems susirinkusiems. Negaliu tiksliai pasakyti, nes nelyginau kaip anksčiau, bet man atrodo, kad klausimų prasme čia buvo didžiausias. Maras ne pagal lankytojų skaičių, bet pagal klausimų ir jų aktyvumą tikriausiai buvo pats aktyviausias. Tai aš tikiuosi, kad tai konvertuosis ir į kontaktus LinkedIn'e ir taip pat kontaktus užklausas Mantą ir ne Mantą apskritai. Jeigu kažkas domina, tai tikrai susiekite su Mantu arba bendraisiais Pacera kontaktais ir tada sužinosite jau daugiau apie konkrečią kasą. Tai va, ir primenu vėlgi, kad IEK privaloma bus teikti nuo 25 metų gegužės 1 dienos, tačiau tą galima daryti jau dabar ir nebūtina laukti tada kitų metų. O viskas yra dėl patogumo ir, aišku, skaidrumo daugiau mokesčių valstybei. Kągi, tai ačiū visiems dalyvavusiam, ačiū pranešėjam, Rolandas mus paliko iš VMI jau truputį anksčiau. Ačiū Mantai, geros visiems dienos ir čia buvo paskutinis e-commerce talks ciklo seminaras, jau pinasi truputį liežuvis seminaras iki šios vasaros. Kitas jau nusimatys tik rugsėjo arba spalio mėnesį, jau renkam pranešėjus kitiems metams, gal tiksliau kitam sezonui. Ačiū visiems dalyvavusiems, tikimės, kad buvo naudinga išklausyti ir geros visiems dienos ir daug pardavimų. Iki.